Sveiki atvykę į Kovotojo kodo kanalą. Taigi mūsų šiandien rubrikoje ekipuotės kampas. Mes ką darysim? Mes peržiūrėsime Lietuvos gamintojo 3 produktus. Susifokusuosim ties naujų išleistų produktų, kurį iš tikrųjų pamačiau ir iš karto galvojau, wow, tai yra super dalykas ir man atėjo pats metas taipogi biški atsinaujinti savo ekipuotę. Taigi likit su mumis. Biški esu nesu ta liemenė. Dabar jau geriau. Taigi, ką mes šiandien darysim? Atnaujinsim šią taktinę liemenę. Turbūt kiekvienam kariui, savanoriui, šauliui ar šauliai pakeisti liemenę, nusipirkti kažką naujo, ar pakeisti kažkokią tai liemenės detalę, ar ekipuotės, seną ekipuotę pakeisti naują, yra tas pats, kas vaikui kalėdos. Tai ką mes šiandien ir darysim? Atnaujinsim priekinės duvių dėklus, atnaujinsim aifaką ir pakeisime šios liemenės užsegamuosius šonus. Okay? Taigi priekiniai dėklai bus mūsų jau pamėgto Matuza Tactical gamintojo priekinis dėtuvis, bus naujas aifakas Matuza Tactical PMP Mod 2, kurį iš tikrųjų pažiūrėsime iš arčiau. Ir šonos taipogi yra, spėkit iš kur? Taip, Matuza Tactical. Taigi, daugiau nebešnekant, kipkime į darbą, pažiūrėkime šią ekipuotę iš arčiau. Taigi, ką mes turim? Mes turime 3 greitukės Matuza Tactical. Iš tikrųjų, šių greitukių nesu bandęs, bet turiu greituolytės, kurias naudoju ant savo siauruko. Iš tikrųjų, didžiulė ekipuotės dalis, bent jau mano asmeniškai, yra Matuza Tactical. Aišku, liemenė yra 5.11, 5.11 liemenė ateina su originaliais šonais, tais vadinamais diržais, pavadinkim. Ir kame yra problema? Jie yra tamprus, viskas su jais yra ok, tik tiek, kad jeigu nori iš tikrųjų užsidėti kažką ant šono, tu turi šonus keisti, nes ten yra molės sistemas, kur galėtum tiesiog palsų arba molės sistemą uždėti papildomus ekipuotės. Čia yra nuimta nuo pačios paprasčiausios airsoftinės liemenės pakeisti šoną, tiesiog išbandyti, ar verta kažką dėti ant šono ar ne. Nes turbūt visi žino, tie, kas eina į pratybas, tie, kas kariauja pratybose, kiekvieną kartą išėjęs, užsidėjęs naują ekipuotės dalį, tu pasižiūri, ar jinai veikia ar neveikia. Ir ką tada reikia daryti, tada grįžti namo, viską nusimė, viską prisidėlioja ir vėl bandai iš naujo. Taigi ši liemenė yra iš tikrųjų su šarvinim, aš manau, kad 4 lygio plokštėm yra šonai uždėti, aš tais šonais jau buvau keliose pratybose, man patinka, viskas veikia, tik tiek, kad užsegimas yra labai sudėtingas ir, žinot, airsoftiniai šonai iš tikrųjų nėra pats geriausias variantas, nebent žaistume airsoftą. Taigi, keisime priekinės dėtuvių dėklus į 3 Matuza Tactical greitukės. Kaip matote, iš tikrųjų šioje liemeniai šitie šonai yra dvigubi, tai vadinasi, kad galima sudėti 2 dėtuvės iš karto į vieną, tai ant priekio mes turim pasiruošę 6 dėtuvės. Karinis komplektas būtų iš viso 8 dėtuvės, aš turiu 9, tai aš ir bandysiu sukomplektuoti savo ekipuotę dėl 9 dėtuvių. Taigi priekį keisim į Matuza Tactical, tada šonai, šitie šonai, kur turi jau molio sistemą, galime čia verti molio dirželius. Juos keisim į Matuza Tactical šonus, greito nuėmimo. Patys matot, priekis yra iš tikrųjų labai gerai užsisegantis. Ir tada mes turime ką? Mes turime greitą nuėmimą. Turim greitą nuėmimą. Patraukit, turbūt čia reikia būtų sudėjus ant liemenės, taigi išbandysim tą. Tai jo, turime Matuza Tactical greito nuėmimo šonus, juos keisime. Ir pats svarbiausias dalykas tai yra šis gražuolis. PMP dėklas Mod 2. Taigi kitaip liaudiškai vadinant, gal ne liaudiškai vadinant aifakas, tai Individual First Aid Kit, okay, arba PMP, pirmos medicinos pagalbos dėklas, jo, priemonių dėklas. Taigi, palyginkim jį su šituo dėklu, ką mes turim.
Tai šis dėklas iš tikrųjų yra Milteko, čia yra gal 3 metai, kaip aš jį naudoju. Aišku, jo dar niekada neteko panaudoti ir tikiuosi, kad niekada neteks panaudoti kažkam mano įfako ant manęs. Palyginsim, jisai yra prisektas prie Matuza Tactical, irgi prie Matuza Tactical platformos, nes pats dėklas jisai ateina be platformos, jisai ateina ateina štai taip atrodantis ir tada jisai lengvai gali iš tikrųjų nusiklijuoti, nes aš jį nešioju šiek tiek į nugaros pusėj ir jeigu įsidėsi didelę kuprinę, atliksi žygį taktinį, krisi, išliauši, dar kažką, jis tiesiog gali labai paprastai nuplyšti ir tu gali jį pamesti. O Matuza Tactical padarė iš tikrųjų gerus šonus, tai aš originalo šonų tiesiog pakeičiau į Matuza Tactical, nes jisai turi užsegamą dalį, kur tiesiog gali prikliuoti ir jisai laikosi tvirtai. Taigi, ir kuo skiriasi naujasis dėklas? Tu perki naująjį dėklą Matuza Tactical PMP modu ir iš karto jau platforma yra integruota, kas yra iš tikrųjų labai nuostabu. Jau yra jinai integruota. Turi didžiulę rankeną ir tiesiog nusisega. Tas yra labai super. Nežinau iš tikrųjų, ar pirmasis variantas įvėjo kartu su nuimamu šituo dėklu ar ne, bet šis variantas modu tai tikrai ateina su užsegamu šonu, kas yra labai nuostabu. Taigi, pažiūrėkime iš arčiau, ką mes čia turime. Palyginkim šiuos du infakus. Taigi, kaip pats dėklas atrodo iš arčiau? Taigi, ką mes iš karto galim pastebėti, kad užsegtukai yra vandens neperšlampami. Pati medžiaga yra 500D kordūra, kas yra labai gerai. Ir taipogi pats audinys yra padarytas iš IRR arba Infrared Reflector. Taigi per naktinių matymų prietaisus jis neturėtų susispindėti. Taigi, kaip ir minėjau, didžiulį rankinį, pats ifakas nusiplėšė, Matuza Tactical. Turim velcro ant abiejų pusių, prisiklijuoja, labai super. Turim pals molio sistemą gale ir pažiūrėkime, koks yra vidus. Taigi, priekyje turime užsegamą skyrių. Čia gali įsidėti, pavyzdžiui, pirštinės ar dar kažkas panašaus. Ir atsidarykime vidų. Taigi, iš tikrųjų, iš pačio pirmo žvilgsnio, kaip aš atsidariau, galvojau, wow, kiek daug vietos. Nes iš tikrųjų vietos yra labai nemažai. Taigi, iš karto matau, čia galima susidėti gal tokius česinus ar dar kažką. Plokščius dalykus, bandažus kišti čia. Tada turime priekyje 2 guminės juosteles. Čia turbūt aš bent jau dėsiu savo vadinamus turnikėtus. Tada ką turime toliau? Turime čia užsegamą skyrių, kas irgi yra nuostabu. Tada turime dar daugiau, dar turime porą elastingų juostelių. Tada turime rašikliams vietos, markeriams įsidėti, kas irgi iš tikrųjų yra labai gerai. Gal tiek daug ir nereikėtų, arba tarkim galim įsidėti markerį, tada galima dėti nazofaringinį vamzdelį ir turbūt čia yra taipogi tokia kišenytė, gal galima sudėti kažkokias tai tabletės. Tada, aišku, jinai yra nusisegama, čia galima tiesiog paimti ir nusekti ją, jeigu jums jinai yra nereikalinga. Arba šiuo momentu mes galim ją prisekti. Atgal. Tai va. Labai gerai, dizainas geras, labai gerai padaryta iš tikrųjų pats ifakas, nuostabu. Ir dabar palyginkime su Maniškiu. Taigi Miltek firmos iš karto galit pastebėti, kad
Jisai ganėtinai yra prikištas daug visko, išsipūtęs. Ir ką mes matom? Mes matome, kad šitie bent jau užsegtukai tikrai nėra vandeniu atsparus. Irgi net galite pamatyti, kad ant tiek visko pridėta, kad jie pilnai neužsisega, kas vėl turbūt gali patekti į vidų vandens, jeigu labai lyja. Tai gali sugadinti inventorių viduj. Taigi dabar ką mes darysim? Mes paimsime ir šitą visą grožį iš vidaus kelsime į Matuza Tactical PMP Mod 2 iFaką ir pažiūrėsime, ar jis toks pat bus įsipūtęs ir kokie bus jo privalumai. Taigi štai viskas, visi reikmenys sudėti į naująjį mūsų iFaką. Taigi dabar pabandysim uždaryti ir pažiūrėsim, kaip viskas atrodo, kaip viskas gavosi. Štai, prašau, iš karto matot iš tikrųjų skirtumas, kad viskas tikrai labai puikiai tilpo ir dar netgi liko iš tikrųjų dar daugiau vietos, tikrai, nes iFakas yra nepilnai sukomplektuotas. Profesionalai, kurie turbūt žiūrės šį video, tikrai pamatys, ko ten trūksta ir gal ko tikrai nereikėtų. Jeigu jūs domintų sužinoti, kas turėtų būti iFake, tai pakomentuokit, palikit laiką, pasidalinkit ir tikrai padarysim video apie iFake komplektaciją, bet iš pat pradžių matom patį didžiausią skirtumą, kad viskas tiesiog labai gražiai susidėjo, labai talpiai. Pats iFakas nėra išsipūtęs per daug ir, kaip matot, užsegtukas susisiegia labai puikiai ir nelieka jokių tarpelių. Tai kas yra iš tikrųjų labai nuostabu. Ir tada mes galime jį uždėti ant platformos. Greitai nuėmimo platformos, jisai užsisega ir štai, pažiūrėkit, koks nuostabus dalykas. Dar ant viršaus galime uždėti štai šį dalyką. Kraujo grupė man. Pažiūrėkite. Labai geras iFakas. Ar aš jį rekomenduoju? Tikrai taip. Aš jį rekomenduoju. Jeigu jūs norite pasikeisti ar turite, gal tikrai mačiau kai kurių šaulių, kurie nešioja iš tikrųjų Miltech firmos. Nesakau, kad Miltech firma yra bloga ar dar kažką, bet kaip matot, jis šiek tiek gal tikrai yra didesnis, bet komplektacija yra labai, kaip pasakyti, susidėjo viskas tikrai labai gerai. Ir aišku, Miltech firmos turi šitą raudoną rankenėlę ir kaip matot, jinai yra nudažyta šiek tiek juodų markerių, nes prie vienos pratybos šitą rankenėlę išdavė mūsų patrulių bazę ir vos gerai, kad buvo labai aukštos žolės, tai iš tikrųjų žvalgai mūsų nepamatė, jie praėjo nes buvo jau vakaras, tai jie praėjo apie 2-3 metrus nuo manęs, nes aš kaip tik atsigaliau ant to šono, kur buvo šitas iFakas ir jie nebematė tos raudonos juostelės. Tai grįžus po pratybų, iš karto ją paėmiau ir uždažiau juodų markerių, bet po daugelio laiko, jau kaip matėte, biškiai apsitrynė ir vien raudona spalva išlindo. Su Matuza Tactical, kaip matot, nėra jokios rankenėlės raudonos. Aišku, čia yra mažas raudonas brūkšnelis, bet gal jis mūsų neišduos. Ir viskas bus liuks. Taigi, Matuza Tactical PMP Mod 2 dėklas. Tikrai super dalykas. Labai rekomenduoju jums visiems įsigyti. Ir ne, Matuza Tactical tikrai nėra sponsorių šio video. Šį dėklą įsigijau Panevėžyje parduotuvėje geriausia mūsų, kaip pasakyti, mūsų draugų parduotuviai bunkeris.lt, kur dabar jie prisikėlė į visiškai naujas patalpas, tiesiog išdidėjo, ten galite rasti visko, ko jums geidžia širdis. Nuo karinės taktinės ekipuotės iki žygio ir taip toliau ir panašiai. Apsilankykite jų puslapyje, kažkur va čia dabar rodau,
www.ebunkeris.lt ir jų adresas yra Vilniaus gatvė 14 Panevėžys. Taigi, štai. Labai nuostabus dalykas. Taigi, ką toliau darysim? Toliau super greičiu keisime šonus ir uždėsime priekinės Matuza Tactical greitukės ant šios liemenės. Per daug apie nešnekėsiu apie Matuza Tactical greitukės, jeigu norit, pakomentuokit, tikrai apžvelgsim tada ir jas. Pagrindinė mūsų misija šios dienos video buvo apžvelgti šį naują IFAK dėklą, kuris tikrai yra super kokybės. Ir dizainas jo yra nuostabus ir jis pats yra labai gražus. Štai. Taigi, kaip ir minėjau, dabar dėsim greitukės ant šios liemenės ir taip pat keisime šonus. Ir pradedam. Liemenė yra pilnai perkomplektuota, šonai pakeisti. Kaip matome, čia šitie šonai turi šiek tiek elastingosios dalies, kas yra labai gerai, nes tai liemeniai buvo padaryta visiškai ant pačio, kaip pasakyti, tolimiausio taško, kuris gali būti. Ir užsidėjus liemenę šiek tiek jausdavosi spaudimas, ypač einant didesnius žygius per pratybas, tai tikrai jausdavosi tas toks nuovargis, toks spaudimas. Kaip giliai kvipuoja, iš tikrųjų pučiasi tą krūtinę ir jaučiasi toks, jausdavosi spaudimas. Tai šitą liemenę įsidėjus tikrai pasijuti šiek tiek daugiau vietos, kas yra labai gerai. Ir manau, gal netgi galėčiau perkelti dar per gal vieną žingsnį atgal. Lietuvių dėklą irgi perdėti. Turime vietoj 6, dabar turim 3, kas lygiai taip pat sumažino šiek tiek profilį, kas yra iš tikrųjų labai gerai. Atsigulus, jeigu tenka šaudyti, tai šį šeštadienį buvau šaudykloj, buvo pilnas karinis komplektas, tai buvo ir +1, tai buvo 9 dėtuvės, čia buvo prieki 6, čia buvo šone 2, tai jau turėjom vien tik, kad liemenės 8 dėtuvės ir atsigulus šiek tiek jautėsi nepatogumas, taigi vėl nusprendžiau šiek tiek sumažinti gal profilį ir palikti 3. Ir aišku, turbūt šonose dabar mes uždėsime dar čia papildomų dėtuvių ir kažkur komponuosime pirmosios pagalbos IFAK dėklą iš Matuza Tactical PMP Mod 2, kurį galite nusipirkti kur? Taip, ebunkeris.lt. Ką beliko pabandyti, tai šitą liemenę įsidėti ir parodyti greitai nuimamus šonus, kas yra pats pagrindas šitų pakeistų šonų, kad jie yra greito nuėmimo. Taigi, iš tikrųjų, užsidėjus liemenę jaučiasi daug geresnis patogumas, daug didesnis patogumas. Daugiau, kaip minėjau, daugiau vietos yra, šonai šiek tiek laisvesni. Gal kaip ir minėjau, gal per vieną žingsnelį juos pakelius atgal, bet tai padarysim už kadro. Pats pagrindinis aspektas yra šitų šonų, tai yra greitasis nuėmimas. Kaip matome, mes čia turime šone 2 virveles, vieną kairė, kitą dešiniai. Ir tiesiog ją patraukus, šonas nusima. Ir viskas, tai yra greitasis nuėmimas, nereikia nieko čia atkelinėti, nieko atsekti. Kaip matote, atsisega, tada nusima šonai, bet čia yra greitasis nuėmimas ir taip veikia. Taigi, šiai dienai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit palaikinti video, pasidalinti, palikti komentarą, ką norėtumėte sekantį kartą matyti. Čia buvo rubrika Ekipuotės kampas. Ir pagrindinis aspektas buvo šitas gražuolis, tai Matuza Tactical Mod 2 PMP dėklas, kurį mes sukomplektavome ir peržiūrėjome. Tikrai vertas dėmesio ir kol dar nepabėgot, nepamirškit, būkit pasiruošę, būkit stiprus ir išlikit budrus. Iki kito karto.